Sveikinimai treneris su antra pergalė sezone. Kiek ta uraganinė rungtynių pradžia buvo postūmis į visas rungtynės? Tai ir pirmose rungtynėse toks pats buvo planas spausti varžovės per visą aikštę, matom jų vidurkį klaidų, matom kaip joms sunku išsivaryti, tai toks planas ir buvo tiesiog užspausti ir pirmajam kėliny užsidaryti rungtynės. Žiūrint iš šono jūsų žaidimą, jis palaipsniui gerėja. Tas reguliarusis sezonas irgi jau prie finišo. Kokį komandos veidą galim matyti per atkrintamąsias varžybas? Taip, tai toks ir tikslas buvo, prisijungiam papildomą žaidėją, stiprinamės ir ruošiamės svarbiausia atkrintamosiam. Kitą savaitę žaidžiam su Aistėm, tai ten, pavadinkim taip, vėl bus kažkokios duotos pamokos, bet visas akcentas į play-offus ir mums buvo labai svarbu laimėti prieš Atletą, kad turėti aukštesnį vietą reguliariajam ir kovoti dėl finalo ketvirto. Tai sveikinimai Gitanas su pergalė ir koks būtų pačios komentaras po rungtynių? Džiaugiamės, smagu, kad pavyko pasiekti tą revanšą po tų pirmų varžybų, to tokio šiek tiek nesusipratimo, tai džiaugiamės. Visa komanda, visas vieną kitą palaikom ir labai laimingas. Vėl atidarėm pergalių seriją. Apskritai, tų pergalių šitam sezone nėra daug ir kiek morališkai pakelia tą komandą ant sparnų tokias rungtynės? Pakelia šiaip, bet kokia pergalė, ar tai daug tų pergalių būtų ar mažai, aš manau, visos pergalės labai teigiamai veikia komandą, o ypatingai šioj lygoje, tai labai daug patirčių semėmės ir tikrai labai džiaugiamės. Trenerė, ta pramiegota pradžia turbūt pakišo koją visai rungtynių eigai, ar dar yra kažkokių kitų priežasčių be to? Ne, manau, pirmas kėlinys viską ir pasakė, tas 15 taškų skirtumas jisai ir laikėsi, kiti kėlinukai buvo liktai taškas į tašką. Aišku, mūsų bėda pralaimėta vėl lenta, klaidų tokių vaikiškų padaryta. Ir manau, kad pirmas kėlinys, ar jos nesitikėjo, varžovas gerai pasiruošęs, ėmė nuo pat pradžių ir, kaip sakant, neužteko mums to laiko ir turbūt jėgų, kad mažint su kiekvienu kėlinuku tą skirtumą mažint. Tas skirtumas ir išliko.